Sako, kad ruduo tai pokyčių metas. Oras keičia nuotaikas, lapai keičia spalvas, o Apple keičia standartus ir diktuoja savo stilius su naujausiais iPhone telefonais. Todėl šiandien aš, Lukas iš Apple autorizuotos parduotuvės iStore, apžvelgsiu naujuosius iPhone 17 ir iPhone Air modelius. Gerai, gal pradėkime nuo rimčiausių naujienų. Štai tie galingi naujų subtilių spalvų iPhone 17 Pro ir iPhone 17 Pro Max telefonai. Tvirta, rimta, subtilu. Tokiais žodžiais galime apibūdinti iPhone 17 Pro korpusą. Dizainas išties yra naujas, atrodo solidžiai, o Ceramic Shield 2 suteikia iki 4 kartų didesnę apsaugą nuo skilimų ir 3 kartus daugiau atsparumo įbrėžimams. Patinka fotografuoti? Nuostabu, nes su 48 megapikselių Fusion Pro kamerų sistema galėsite gauti net iki 8 skirtingų objektyvų kokybę. O 18 megapikselių priekinė kamera pasirūpins, kad grupinės nuotraukos ir selfiai visada atrodytų tobulai. A19 Pro lustas su aušinimo sistema leis pasiekti iki 40% geresnę spartą. Tai reiškia, kad tiek žaidimai, tiek 4K vaizdo įrašai, tiek redagavimas vyks be menkiausių strigimo. O jei vienu metu busite susikoncentravę į darbus, nors tuo metu klausysite muzikos, tai viską patogiai galėsite stebėti ir valdyti per Dynamic Island. Pro modelis veikia iki 33 valandų, o Pro Max net iki... Taip, net iki 39 valandų. Tai ilgiausiai veikianti iPhone baterija iki šiol. Reikia neužilgo išlėkti, telefonas išsikrovęs tik 20 minučių ir baterija jau bus įkrauta iki 50%. Kartu ateina ir naujasis iOS 26 su Liquid Glass dizainu, dar gyvesnis, dar labiau suasmenintas. O jei dar nenaudojate lietuvių kalbos, tai būtinai išbandykite, nes ji taip pat palengvins jūsų gyvenimą. Gerai, o dabar pereikime prie plonesnės, bet ne ką mažesnės naujienos. Ponios ir ponai, tai iPhone Air, ploniausias istorijoje, vos 5,6 mm storio, išskirtinai plonas ir lengvas, bet tvirtas dėl savo titano rėmų. Tai telefonas, kuris tarsi dingsta tavo delne, bet nepraranda jėgos. Su 48 megapikselių Fusion kamera ir 18 megapikselių priekinė galėsite ne tik daryti kokybiškas nuotraukas, bet ir filmuoti vienu metu save bei pasaulį aplinkui. Spustelkite Action button ir jūs jau fotografuojate. Šiame plonyčiame korpuse veikia tas pats A19 Pro lustas. Jis super greitas ir energiją taupantis. Įspūdinga galia telpa į ploniausią iPhone Air. Beje, iPhone Air palaiko tik eSIM technologiją. Tai reiškia dar daugiau lankstumo, patogumo ir saugumo. Kelionėse SIM kortelės nebereikia. Tiesiog aktyvuokite planą vos keliais paspaudimais ir visada liksite prisijungę. Mėgautis šiuo telefonu galėsite net iki 27 valandų. Visa para ir dar daugiau. Jokių rūpesčių. Na ir kaip yra sakoma, last but not least, paskutinis, bet tikrai neprasčiausias. iPhone 17. Su 6,3 colių ProMotion ekranu veikia net iki 120 Hz, o su 3000 nituriškumu net ir ryškiausioje saulės šviesoje matysite kiekvieną detalę puikiai. Su 48 megapikselių Dual Fusion kamera puikiai užfiksuosite tiek plačius, tiek priartintus kadrus, o 18 megapikselių priekinė kamera pasirūpins, kad kiekvienas vaizdo skambutis atrodytų itin kokybiškai ir tikrai raiškiai. Viduje esantis A19 lustas su 5 branduolių GPU užtikrins galią ir efektyvumą. Baterija jums tarnaus iki 30 valandų. Visuose šiuose iPhone telefonuose rasite Dynamic Island ir pritaikomą Action button mygtuką. Tai smulkus patobulinimai, kurie dar labiau palengvins jūsų kasdienybę. Ir žinoma, aksesuarai. Nauji stilingi dėklai, crossbody dirželiai ir MagSafe krovikliai. Svarbus priedai, kurie pavers jūsų iPhone dar labiau suasmenintais. Taigi 4 modeliai, 4 stiliai. Kiekvienas iš jų sukurtas preciziškai ir atsakingai. Pasirinkite pagal savo poreikius ir savo norus, o šį iPhone pasirūpins, kad jūsų lūkesčiai ir norai būtų nepateisinti, o viršyti maksimaliai. Su jumis buvo aš Lukas, o naujuosius iPhone jau rasite iStore.lt svetainėje. Iki kitų kartų!